Sveiki visi. Labas, Gintarė. Labas, Inga. Labai smagu su tavim šiandien čia susitikti ir pasikalbėti tokia, sakyčiau, visiems aktualia tema apie laiko planavimą, būtent iš tos galbūt daugiau psichologinės pusės ar ne, praktinės pusės. Pati savyje pastebiu, kad su to laiko planavimu yra reikalų jį prisijaukinti, jį perprasti, ne jį pritaikyti savo. Ir aplinkoje iš tikrųjų stebiu ne tik savo šeimoje, bet ir darbinėje aplinkoje, stebėdama savo pažįstamus, draugus, kad kiekvienas mes daugiau ar mažiau susiduriam su šita tema ir ieškom tų sprendimo būdų, kurie būtų mums labiau efektyvūs. Tai labai džiaugiuosi, kad sutikai pasikalbėti šią temą. Gintarė yra praktikuojanti psichologė, konsultuojanti psichologė, taip pat 4 vaikučių mama, tai manau, kad laiko planavimas jai ne tik teorinė, bet tokia labai praktinė ir ne tema, kurios prisireikia kiekvieną dieną. Ir labai labai džiaugiuosi galėdama tave pakalbinti ir pasisemti iš tavęs tų tokių žinių, kurias tikiu, kad galėsiu pritaikyti ir savo gyvenime. Ir tikiu, kad visi, kurie klauso dabar, ar ne, yra draugė su mumis ir klausys vėliau, taip pat atras vertingų tokių praktinių momentų, kaip pagerinti savo laiko planavimo įgūdžius. Tai žodis tau. Ačiū, ačiū Inga už pristatymą. Tai taip, esu Gintarė, smagu, kad klausotės, smagu, kad galbūt užduosit klausimus, ar ne, aš jūs labai mėgstu visada atsakyti. Apskritai džiaugiuosi, kad galiu dalintis, nes kadangi dabar sėdžiu motinystės atostogose, tai labai norisi bent pusę kojos kažkaip vėl grįžti tos savo darbus, kurie man smagus, patinkantis ir panašiai. Tai va, smagu, kad gaunu galimybę pasisakyti bent taip. Tai va, o ką galiu pasakyti dėl laiko planavimo, tai iš esmės tikrai daugmaž visiems aktualu, net ir tiem, kurie galbūt nedirba, ar ne, galbūt, o gal kaip tik apsikrovė darbais, o galbūt tiesiog nedirba, bet turi daugybę svajonių ar norų ir ką su to daryti, kaip viską sutalpinti į savo gyvenimą, ar ne, suspėti, nes kartais tikrai atrodo, vieni žmonės, kurie atrodo ne tiek ir daug dirba, neturi kažko užsiėmę labai daug, bet vis kažko nespėja, ne? O kiti atrodo tiek visko padaro per tas 24 valandas, kaip tai įmanoma. Ir jie pasiekia tikrai be proto daug, nors atrodo visiems duota tos 24 valandos vienodai, ne? Tai kaip mes, ką mes netaip darom? Tai va čia irgi momentai, į ką galbūt galima būtų atkreipdėmės, ne? Tai nežinau, net galim pradėti nuo klausimų, kas pirmiausia, nuo ko, ar ne, Inga? Taip, tai galbūt ir pradėkim nuo tų tokių esminių dalykų, ar ne, va tų esminių principų, kas yra susijęs su laiko planavimu. Tokią įžangą pasidarykim. Ok, tai laiko planavimas apskritai galbūt labai daug kas įsivaizduoja, kad tai yra kažkoks labai sausas dalykas. Tu sėdi, susirašai punktelius ir dabar darau taip ir taip ir taip, ne? Tai kodėl to reikia kartais? Ne visiems ir ne visada, nes ne visiems tas veikia iš tikrųjų. Tai tas yra reikalinga dėl to, kad bent jau galvoj mes turėtumėm suvokimą, ką aš darau su savo gyvenimu. Nes laikas iš esmės yra mūsų gyvenimas, neskaitant gyvybinės energijos, ar ne? Tai yra pats svarbiausias išteklis mūsų gyvenime, o laikas yra toksai kaip ir antras išteklis mūsų gyvenime, kurį mes privalom kažką su tuo daryti, ar ne? Turėdami daug gyvybinės energijos. Duok Dieve daug. Tai ką mes didžiausią turbūt klaidą darom, kad mes apskritai neįvertinam to laiko. Neįvertinam to, kad jis bet kada gali pasibaigti. Ir tiesiog jo struktūruotai kažkaip tai protingai, sąmoningai nevaldom. Nes jeigu mes jo nevaldom, mūsų kažkas iš išorės nuolat valdo, ar ne? Tai vat čia yra didžiausia bėda, kad mes esam dažniausiai linkę nemąstyti, negalvot, bet tiesiog automatu kažkaip tai vat ridentis per tą kasdienybę, per tos kažkokius vat išorinius dirgiklius, ar ne, kažkas paskambina, kažkas parašo, mes puolam atsakinėti, daryti kažką. Ir toks nuolat, vat, o dabar sugalvojau, galbūt tą padarysiu, o čia dabar turiu minutę, tą padarysiu, ar ne, ir toks jau užsisukam į kažkokį vat automatinį veiksmą, kažkokius tai nesąmoningus veiksmus. Ir tai yra dažniausiai visiškai neefektyvus laikas, ne, kurį mes tiesiog išvaistom. Tai
ką mums duoda laiko planavimas, tai tiesiog yra galimybė išeiti iš to automatiško užsisukimo kažkokiuose galbūt net senose įpročiuose, ar ne, kaip mes tą laiką valdom, kaip mes jį naudojam praktiškai, ar ne. Tai ir laiko planavimas nereiškia, kad mes pradėję laiką planuoti, mes jį jo metu, tai yra jo, kaip čia, jis nesuteikia galimybės padaryti viską, ką aš noriu, ne, anaip tol, tai to nereiškia. Laiko planavimas reiškia tai, kad tu tai, ką tu turi, panaudosi optimaliausiai ir produktyviausiai. Bet nereiškia, kad padarysi viską. Kaip manęs klausia, ar ne, tam tikros draugės, sako, o tai kaip tu dabar suspėjai su tais 4 vaikais? Nu ir jau su 3 klausia to paties, bet kaip su 4? Sakau, nu, aš ir neseniai iš tikrųjų dalinau savo Facebook'o ir Instagram'o paskyroje, kad aš nespėjau, o čia yra paslaptis, kad aš nespėjau visko, aš tiesiog stengiuosi padaryti tai, kas man atrodo svarbiausia ir naudingiausia, produktyviausia. Čia yra esmė ir šalia to padarau tai, kad aš jausčiausi pakankamai laiminga, ne? Nes galiu užsisukti ten labai didžiuliuose projektuose, svarbiuose, ten vaikų auklėjime, kažkokiam ten super būt mamytė ar dar kažkas. Ne, aš ne apie tai. Mano gyvenimas yra ne apie tai, kad aš turiu būti kažkokia super moteris, super žmogus su labai didžiuliais pasiekimais, produktyvumais. Aš ne apie tai. Mūsų kiekvieno žmogaus tikslas turėtų būti, iš esmės, būti laimingiam, ne? Ir kad tie tikslai, kurie yra patys svarbiausi, jie būtent ir vestų į tai. Ir kartais, nors ne, apie tai pakalbėsiu truputėlį vėliau, tai galbūt pagrindiniai tie principai, ką mes turėtumėm atkreipdėmėsi, ar ne, planuodami savo laiką, tai suprasti, kad pirmiausia turim suprasti, kokie yra mūsų laiko švaistimo būdai, kur mes laiką visiškai bereikalingai nenaudojam kokiems dalykams. Tai yra pagauti savo silpnas vietas, jas identifikuoti ir su jiems susitvarkyti. Apie tai galbūt dar truputėlį vėliau, ne, apie laiko švaistytojus, bet čia yra vienas toks labai svarbus toksai tipsas, ar ne, apie ką mes turim susimastyti. Kitas dalykas, tai yra suvokti, kas yra mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje, mūsų savaitėje, metuose prioritetai. Prioritetas tai yra tai, kas yra skubu ir svarbu. Tai yra 2 dedamosios, ar ne? Tai nebūtinai kartais būna labai skubu, bet tikrai svarbu. Ir čia momentas, apie kurį prieš porą sakinių norėjau akcentuoti, kad tai, kas mums atrodo svarbu, tai nebūtinai, kaip sakiau, tie didžiuliai kažkokie darbiniai planai, ar ne, kažkokie ten, nežinau, kalnus nuversti reikia. Kartais prioritetas turi būti netgi tokie, atrodo, elementarūs dalykai, kaip mano poilsis, tiesiog poilsinė kelionė, ne? Kartais tai santykis su draugais, kartais tai labai kokybiškas santykis su vyru, su vaikais. Tokie dalykai, kur mes labai dažnai užmetam į kažkur pašalį savo gyvenimo ir įsivaizduojam, kad ten kažkaip susitvarkys, bet dabar svarbiausia darbai dega, ne? Yra toks turbūt labai daugam šitas prioritetas, kuris dažnai užmirštamas, kur tiesiog nesusimastai, kiek tu į tai turi investuoti kasdienybėje, ne? Kartais vieną dieną tai gali būti prioritetas iš tikrųjų tas darbinis kažkoks ten susitikimas, ar ne, ten tiesioginis darbas, bet kitą dieną galbūt tai bus prioritetas būtent laikas su vaikais, pavyzdžiui, arba laikas su vyru pasimatymas, ne, arba dar kažkas, arba man verkiant reikia pasidaryti gerą masažą, kad aš galėčiau užsėdėti savo darbo kėdėje, ar ne, ir tai bus prioritetas tos dienos. Tai tai tą prioritetą mes turim labai sąmoningai nusibrėžti, kas tai man asmeniškai yra, ne?
Tai va, o čia labai didelė problema pas daug ką pastebėjau būna, ypač kai darau mokymus, kursus įvairioms įmonėms, darbuotojams, tai ten labai dažnai sutinku su šita problema, būtent, kad jie užmiršta, kad yra ne tik darbas, bet yra ir visi kiti gyvenimo aspektai, ar ne, kur mes privalom ten lygiai taip pat dėti savo akcentus, prioritetus. Jeigu neinvestuosim į savo šeimą, savo sveikatą, savo kitus dalykus, kas iš to darbo beliks? Nėra žmogaus, kuris nebūtų pakeičiamas, ar ne? Tai va, tai kas dar? Kitas dalykas, planuojant, tai yra tiesiog planuoti. Tai reiškia susidėjus savo prioritetus, susirašyti ne tik juos, bet ir tiesiog turėti galbūt tos dienos, tos savaitės, to mėnesio, metų kažkokį planą, ar ne, labai konkretų gali būti. Ir tikėtina, kad geriausia, aišku, kad tai būtų kuo konkrečiau ir tiesiog žiūrėti, ar ne, dėliotis pagal tai. Apie tai, kaip tą galima padaryti, aš truputėlį vėliau pasakysiu, kokios galimos priemonės, ar ne, tą padaryti, tiesiog planuoti. Pirmiausia, turėti sąrašą ir paskui tam tikrus dalykus atlikti su tuo. Taip, tai kitas dalykas, po planavimo tiesiog naudojimo plano labai svarbu irgi žinoti terminus, ko aš per kiek laiko, kokius darbus aš turėčiau įgyvendinti ir kiek iš tikrųjų realiai tai greičiausiai man užtruks. Nes kartais mes visiškai negalvojam, kiek tiksliai konkrečiai aš tam užtruksiu. Ne? Kartais tiesiog, reikia tą padaryti, o kad man tam reikės pertraukos, ar ne, nes aš galbūt pervargsiu darydama didelį kažkokį darbą. To nesuvokimu, ne? Galbūt man tam reikės kažkokių papildomų žinių, prisės kažkur sužinoti, kažką paskambinti, suderinti ir taip toliau. Tai va tokių dalykų kartais mes neįsigilinam į tai, ar ne, kad tam gali prireikti daug daugiau laiko, negu kad mes įsivaizduojam. Tai tas tikrai yra svarbu, tuos terminus žinoti, susidėlioti ir numatyti tą laiką pakankamai aiškiai. Dar vienas dalykas, kuris gali būti dažnai kaip problema, apie kurį mes dažnai nepagalvojam, ypač mamos, tai yra nesugebėjimas dalintis savo darbais. Tai yra viską kraunam, ką reikia, namai, tai čia mūsų, taip sakant, valstybė ir mes dabar darysim, ar ne, vargsim, verksim, pyksim, bumbėsim, bet viską padarysim pačios. Mes mokam geriausiai, mes viską žinom, mes super ir jeigu kažkas nepadės, tai tada aš jau jausiuos auka ir viskas, žodžiu, paskęstam tame, ne, bet užmirštam apie tai, kiek mes per daug ant savęs užsikraunam, kad reikia išmokti dalintis su vyru, su vaikais, kad ir kokie jie maži kartais būtų. Net ir tie pipliukai ten kelių metukų, jie jau tau gali ten kažką padėti, ar ne? Tiesiog jau mokyti juos atsakomybės ir į vaikus, į jų suvokimą, laiko planavimo suvokimą jau iš anksto reikia dėti, investuoti savo viską, ar ne, jiem padėti suprasti, kad palauk, viskas ne taip greitai pasidaro, ne, kad reikia ir tau įdėti pastangų, pasaulis tau ne tik duoda, bet tu ir pats turi duoti, ne, ir tu turi padėti, pagelbėti kitiem. Tai auginti visą tą savo, sakau, komuną visą, kad tau jie padėtų, ne tik tu aplink juos lakstytum, ne, bet jau išmokytos atsakomybės jau nuo pat mažumės, net ir mažučius vaikučius ir žinoma neužsileist vyrui, kad tipo, čia namai tik tai moters tvirtovė ir tavo atsakomybė, ne, ir tu dabar daryk, kad aš grįžęs iš darbo jaučiuosi ponas, laimingas, apšokinėtas ir visa kita, o kad tu dirbi ar tu tai nedirbi, nes nesiskaita, ne. Tai va, tai čia tiek darbe net tas galioja, kad su kolegomis reikia išmokti dalintis tam tikrom atsakomybėm tiek ir namuose, tiek su giminėm, draugais, su viskuo. Mes turim prisiminti visą tai, kad ne viskas yra tik mūsų atsakomybė. Tai išmokim deleguoti. Čia, aišku, atskira tema, labai plati, galėčiau dar papildomą seminarą kalbėti apie tai, bet tiesiog trumpai apie tai. Dar vienas dalykas, tai išmokti pasakyti ne.
Čia vėlgi labai daug kas turi šitą problemą, ar ne, nedrįsta, nemoka, nesijaučia galintis tą padaryti ir panašiai, arba galvoja, kaip į mane pažiūrės, ar ne, vyras, arba vadovas, ar kolegos, jeigu aš pasakysiu, ne, tai kaip aš esu silpna, kažkokia neturinti pakankamai gebėjimų kažkokiu ar panašiai, ar ne, arba kaip čia dabar prieš vaikus atrodžius, jeigu aš jam valgyti nepadarysiu kiekvieną dieną, arba pusryčio, arba vakarienės ir taip toliau, mes tiek įsispraudžiam į tą savo įsivaizdavimą, kaip turėtų būti ir ką aš turėčiau daryti ir kiek ten man visko reikia ir kaip reikia padaryti. Tiesiog užmirštame apie tai, kad kartais galim to ir nedaryti ir viskas su to yra gerai. Čia vėlgi yra atskira tema, apie kurią galėčiau daug kalbėti, bet tiek to, paliekam šitą irgi trumpai, tik tai akcentuoju, kad neužmirškim ir šito, kad kartais gali būti mūsų problema, kodėl mums nesiseka pakankamai gerai planuoti, ar ne, padaryti visus darbus, kurių galbūt reikia arba ne. Tai va. Dar vienas momentas, į ką planuodami turime atkreipdėmėsi, tai tiesiog būti lankstus. Nes mes galim pasidaryti labai aišku, konkretų tikslų planą, ar ne, ten su valandom, minutėm ir panašiai, bet kartais gali nutikti kažkas, kas mus išmuša iš pusiausvyros ir sako, ne, palauk, žiūrėk, visi tavo planai dabar sugriūna, nes įvyko kažkas, ne? Ir šitoj vietoj dėja, bet turim kartais pasakyti savo stop, ne? Kad turim išlipti iš savo komforto zonos, kad ir kaip nesinori. Ir tikrai turiu pavyzdžių, netgi mano dukra, kuri turi draugę, sako, Dieve, kaip man su jie sunku, ką nors suplanuoti, kažkur išeiti netikėtai arba pasiūlyti, kad ne tą dieną, o kitą dieną. Sako, jinai man sako, kad, nu ne, aš, pavyzdžiui, šeštadieniais tai filmą aš nežiūriu. Mano protas taip neveikia. Ir arba tiesiog, nu sako, aš tada negaliu, bet gal tada kitą dieną arba kitą valandą pasiplanuojam. Gal. Ir tada laukia skambučio, gal galiausiai, nu, aišku, kad jau jinai nesutiko su tuo, tiesiog nepraneša apie tai, kad, nu, okei, gal kažkaip, ar nepasiplanuojam. Tiesiog kartais tikrai yra žmonių, kurie labai sunkiai išeina iš to savo įprastos kasdienybės, rutinos, tų planų, ar ne, ir jiem tai yra didžiulis stresas, didžiulis iššūkis. O kai kurie yra daug lankstesni tame ir kartais netgi tai yra problema, ar ne, tai yra blaškymasis, tas toksai, apie tai irgi reikėtų pakalbėti, ar ne. Tai šitoj vietoj turim labai daryti tokius sąmoningus veiksmus, ne, pažiūrėti, kurioje vietoje ir kada man būti lankščiam, kad atidėti tam tikrus dalykus kitai dienai, o kada jau čia ir dabar daryti. Tai va, tai šitie momentai turbūt pagrindiniai laiko planavime. Ir ką dar labai noriu akcentuoti, ką mes beveik visi užmirštam savo gyvenime planuodami, tai yra tiesiog pasidžiaugti rezultatais, apdovanot save, nu vat pasiglosti, nu vat kaip faina, nu vat šiandien ir tą padariau, ir tą suspėjau, nu to nepadariau, bet nu nieko, kažkaip kitą dieną galbūt kitaip bus, ar ne? Bet tuo vat pasidžiaugti ir pamatyti, kad tai veikia. Akcentuoti tai, ne? Ir kai mes savim pasidžiaugiam, save apdovanojam, tas suteikia tokio didesnio motivacijos, kad nu, aš toliau tą darysiu, tokį užaugina mums sparnus, ne? Suteikia daugiau energijos ir džiaugsmo ir galimybių toliau tą sėkmingai veikti kažkaip, ar ne, investuoti save į kažkokius darbus malonius, o kartais visai nemalonius. Tai va, tai šitie labai momentai svarbus. Tai vat maždaug taip tie pagrindiniai tipsai apie planavimo esmę, ar ne, kas yra pagrindas. Man atrodo, labai iš tikrųjų gražiai ir logiškai sudėliojai. Man ties kiekvienu norėjosi, žinai, linksėti galvą ir tau pritarti, nes iš tikrųjų iš patirties galiu pasakyti, kad nu va čia yra tas pagrindas, ar ne, kurio mes tai galim atsiremti. Man labai patiko tavo palyginimas, kad laiko planavimas tai nėra apie tai, kad dabar sugrūsiu, sukišiu viską, kas įmanoma ar ne, į tą dieną ar į tą savaitę. Taip, tai yra bet šiek tiek kitas tas priėjimas. Ir laikas, iš tikrųjų, pritariu, yra vienas iš brangiausių mūsų išteklių, taip, nes tai yra išsenkantis resursas.
Ir, na, reikėtų turbūt tiem, kuriem jau pasidaro aktualus ar ne, tas laiko planavimo dalykas, šitą temą, pradėti vertinti tą savo laiką. Taip? Visiems tą reikėtų daryti, ne tik tie, kurie labai užsiėmę, bet apskritai kiekvienas žmogus gyvenime turi suvokti, kad laikas tai yra jo gyvenimas. Jis Tai bet yra kurią turtas. akimirką gali nutrūkti. Taip, taip. Ir dažniausiai, žinai, aišku, mus galbūt va, tą požiūrį į laiką, į laiko planavimą nepakeičia supurtantis kažkokie tai įvykiai gyvenime, bet kaip norėtųsi va tos žmonės pabudinti ir pasakyti, kad nereikia laukti tokių momentų ar ne, kol gyvenimas va, papurtis taip, kad mes susimastytume. Tai labai smagu, kad kalbam šitą temą, lįskim giliau. Gal truputėlį galėtum užkabinti tikslus, kokį vaidmenį tikslai atlieka laiko planavimo temai? Kaip tai yra svarbu? Ar tai yra svarbu turėti tikslų? Ką tai keičia? Faktas, tai yra vos ne pagrindas, kaip ir sakiau, prioritetai, ar ne? Tai jeigu mes nežinosim, kokie yra mūsų tikslai, tai mes iš esmės nežinosim net, kur mes einam, ko mes siekiam gyvenime, ar ne? Koks mūsų, apskritai apie ką mes. Tai yra toksai labai geras pasakymas, net ir šaudamas į bandą, tu gali nepataikyti, jeigu neturi tikslaus konkretaus taikinio, ar ne? Tai va čia lygiai apie tą patį, kad jeigu mes neturim tikslo, mes šaudom kažkur, apie kažką darom, bet tai visiškai gali neduoti jokių rezultatų apčiuopiamų, ar ne, gyvenime. Oi, koks aš užsiėmęs, aš ir tą dariau, ir tą atrodo dariau, ir aną dariau. O kas iš to? Ką aš iš viso to gavau? Kažkas vyko, bet nieko konkretaus ir nieko apčiuopiamo, nieko labai tokio svaraus, ar ne? Ką man šita diena davė? Nežinau, kažkaip tai vat pratempiau aš ją, ar ne? Tai va čia apie tai. Tai jeigu mes neturim savo tikslų, neturim savo plano, tai vadinasi, mes vėlgi gyvenam pagal kažkokius vat išorinius dirgiklius, kurie man duoda kažkokį tai vat, sako, daryk, ar ne? Ir aš varau. Bet ką irgi galėčiau akcentuoti, kad turėdami kažkokius tikslus, tikslai tai nėra kažkoks tai vat neapibrėžtas noras, svajonė, ketinimas ar kažkas tokio. Tikslai turi būti tikrai pakankamai konkretus ir aiškus, arba tiksliau turėti tam tikrus, kaip čia, irgi tam, kad kriterijus, tikslų kriterijai yra tam tikri, galime juos išskirti. Tam, kad mes pasiektumėm tuos tikslus, ar ne, kažkokius norus užsibrėžtus, jie turi pirmiausia būti labai tikslus, aiškus, konkretus, ar ne? Tai negali būti noras, pavyzdžiui, nu, vat šiandien mano tikslas yra nuo šiandien sveikai gyventi. Kas tai yra sveikai gyventi, ar ne? Tai ir visiškai nekonkretu, neaišku, kaip mes žinosim, kad mes jau taip pasiekėm, ar ne, šitą tikslą. Tame nieko konkretaus nėra. Va, tikslas būtų šiandien valgyti savo, pavyzdžiui, savo lėkštėje, kiekvieną kartą valgant, turėti 2/3 daržovių, ar ne, ten tiek ir tiek baltymų, tai yra ten mėsos kažkokios ar kažkokio avinžirnio ar dar kažko, ar ne, išgerti tiksliai konkrečiai tiek sulčių, ar tai yra nesulčių, atsiprašau, iš kur tas žodis išlindo, skysčių, ir ten padaryti mankštą 15 minučių ir ten taip ir taip ir taip, išeiti pasivaikščioti pusvalandžiui. Tai turi būti labai konkretu ir aišku, kad tavo smegenys žinotų, ką iš tikrųjų daryti, o ne tai, kad aš turiu tikslą sveikai gyventi, bet ką tai reiškia, nieko nežinau, ar ne? Tai va, tai tiksliai konkrečiai užsibrėžti, kas tai yra, įsivardinti savo. Kitas kriterijus tai būtų tas noras arba tikslas, ketinimas turėtų būti pakankamai didelis, bet ne per didelis, tai yra įgyvendinamas, ar ne? Kad mes žinotumėm, kad įmanoma jį padaryti, bet pakankamai didelis, kad jis mus motyvuotų iš tikrųjų. Kad mes jaustumėm, kad mes jį darom ir kai padarėm, vat yra rezultatas.
O ne tai, kad kažką užkabinau, nu va čia suvalgiau morką, išgėriau puodelį vandens ir pliusiukas. Jo, tai turėtų pakankamai svaru būti. Tai konkretumas, ar ne, apčiuopiamumas, pakankamai didelis svarbus, bet ne per didelis tikslas. Ir tai turi būti pakankamai prasminga veikla, kažkoks tai dalykas, kur tu jaustum, kad tai yra tikrai nauda iš to dalyko, kad tai nėra tiesiog kažkoks, vat, ai nežinau, sugalvojau, vat, nu kažką padaryti, nu, kažkas, kur padaryčiau, gal ir būtų kažkas iš to naudos, bet nepadaryčiau irgi nieks nesikeistų nuo to, ne? Toks dalykas, kur galėtų į pačią apačią kristi mūsų planų šitam amplitudėje, ne? Tai va, tai turėtų būti pakankamai svarbus toksai, tas, kur tau suteiktų tokią motivaciją iš vidaus, kad tu žinai, kad, wow, aš tą padarysiu ir tai bus labai faina ir naudinga ir man, ir kitiems, pasauliui galbūt, ar ne, ir panašiai. Tai va, turėti tą tokią prasmę, ar ne? Kitas dalykas, vėlgi, tas tikslas turėtų būti labai konkretus laike, kada aš turėčiau tai padaryti. Ne tai, kad šiandien, bet geriausia, pavyzdžiui, nu bent jau žinoti ryte, per pietus, vakare, kada man būtų geriausia tą padaryti, ar ne, arba šį mėnesį bent jau, ar ne, arba ten, nežinau, tikslų laiką, ar ne, geriausia turėti. Nes kitaip vėlgi mes galim blaškytis, įsivaizduoti, kad ai, nu ne šiandien, ai, nu rytoj, šiandien vėl nepalankus laikas, ar ne? Tai žinoti, kada geriausia mums tą būtų padaryti. Ir kitas momentas vėlgi akcentuoja, kad tai beprotiškai svarbu, kad tas tikslas būtų jūsų asmeninis, apie jūs, ne kažkieno primestas, sugalvotas, kad vat, kitos moteris taip daro, kitos mamos taip daro, arba kiti darbuotojai taip daro, nu tai vat ir man reikia. Ir aš pabandysiu padaryti, ar ne? Bet o kas, ar aš nuo to džiaugsiuos, ar aš jūsiuos nuo to kažkokią, vat, tikrai kažką tokio svarbaus padarysiu, ne? Nu, gal net pusiaukelį ir sustosiu, ir daug kartų suabejosiu, ar man to reikia. Tai irgi bus laiko švaistymas. Visiškai. Tai svarbiausia, net vėlgi sako, o tai kaip man darbe, aš, va, pavyzdžiui, darau kažkokį darbus kažkokius, kurie man, nu, taip nepatinka, taip ne apie mane. Ok, jeigu tu darbo nenori keisti, ten kažko pakeis darbe irgi nelabai gali, tai bent jau suvok tada, įsisąmonink, kuo tau asmeniškai tas darbas galėtų būti naudingas, ne tai, kad malonus, bet naudingas galbūt tavo kažkokius įgūdžius, ar ne, stiprina. Nu, net ir tą pačią valią, ar ne? Jo. Arba tau duoda kažkokius supratimus, suvokimus. Galbūt tai stiprina tavo ryšį su kolegom, ne? Moko tave susikoncentruot galbūt. Tiesiog surast kažkokią asmeninę naudą būtent savo, suasmenint tą kažkokį darbelį, tos darbus, kurie tikrai vat, kažkokią naudą vis tiek tau duoda. Arba galiausiai malonumą, kad tu jame ir padarai šitai. Net ir tai, kad nu, vat, man buvo ne faina, nemalonu, ne apie mane, bet aš sugebėjau tai padaryti. Ir tai vėlgi augina sparnus mūsų, ne? Tai va, tai apie tikslus, va, tą galėčiau pasakyti, kad labai svarbu sugebėti juos savo įsivardinti labai konkrečiai, aiškiai, laike, apčiuopiamus, prasmingus apie jūs ir jie turi būti jūsų planuose. Taip, be jų mes niekur. Tikrai, čia kaip navigacija, ar ne? Taip, Vat jeigu aš noriu kažkur tai nuvažiuoti, ašgi turiu žinoti, kur aš noriu nuvažiuoti, ar ne? Taip. Pasidėti va tą taškelį. Taip, navigacijoje. Nes jeigu aš nežinau kur, tai kaip aš kažkur nuvažiuosiu, tai ir nuvažiuosiu bele kur, ar ne? Taip, pat būtent kaip tas laivelis, kur plaukioja vat, pasroviui kažkur, ar ne? Iš popieriaus padarytas. Tiesiog, taip, kurį vėjas arba srovės nešioja, ar ne? Ir tikrai būna tokių situacijų arba tokių dienų, kai atrodo dirbi ir tą darai, ir čia vaikai, ir čia namai, ir darbai, ar ne? Ir tiek daug darei ir pavargai, bet vakare va, tas toks tuštumo jausmas, ar ne? Arba erzulys, ar ne? Išsakau, bet už ką save paglostyti, nu, vat nėra, ar ne? Nerandu už ką.
Jo, reikia pasikapstyti tada, nu gal čia galėčiau pasidžiaugti šituo. Taip, taip. Ir vat ta naudos kalba, ar ne, kurią paminėjai, va tas prasmės paieškojimas, kaip visgi keičia požiūrio keitimas, ar ne, kaip aš jaučiuosi apie tuos dalykus, kuriuos aš renkuosi daryti. Taip, kuriems Mhm. skiriu savo laiką, skiriu savo dėmesį, kaip tai yra svarbu. Ir ypatingai darbuose, jeigu mes dirbam samdomą darbą, nes labai dažnai, ar ne, žmonės ypatingai šiais laikais praranda tą prasmės pojūtį, Taip, ar ne, parsiduoda, taip samdomam sakant. darbe. Mhm. Taip, tai labai labai ačiū, kad paminėjai va tą vat aspektą, ar ne, būtent požiūrio keitimą, paieškojimą, o kuo tai man naudinga, o kuo tai man prasminga, ką tai man duoda. Taip, Taip? O jeigu ne, mesgi ne medžiai, mes galim kažką keisti savo gyvenime, ne, kartais jo, pamirštam būtent, tai. būtent. Dažnai puolam į tą tokią aukos vaidmenį ir galvojam, oi, kokie mes čia nelaimingi, kad gautumėm pinigų, mes šiek tiek turim savęs atiduoti, ar ne, ir taip toliau. Bet pažvelkite giliau, ar ne, ką tu iš to gali dar, ne tik pinigus išmelžti, taip Taip, sakant, taip, suras kiek daugiau dar, ar ne, patirties. naudų ir prasmės gali rasti tame. Gerai, Mhm. keliaukim toliau. Truputėlį pakalbėkim apie laiko vagis. Čia tas skausmingas momentas, ar ne? Kartais mes net nejaučiam, kad kažkas iš mūsų vagia mūsų laiką, ar ne? Mes tarsi patys atiduodam, taip, tą laiką, tarsi savanoriškai, bet iš tikrųjų nesuvokdami to. Ar tu pritartum minčiai, kad šiais laikais mums yra sunkiau atpažinti tos laiko vagis? Dėl atpažinimo, tai sakyčiau, čia yra baisiai individualu. Kiek sąmoningumo žmogus turi, ar ne, savo apskritai gyvenime savyje, kad jisai suvoktų, kas apskritai vyksta su juo, kur jis deda tą savo laiką. Ir čia yra beprotiškai svarbus, va, būtent tas akcentas - sąmoningumas. Ką aš darau su savo laiku? Ir, ir čia vėlgi mes turim akcentuoti, kad mes daug dažniau negu tai iš tikrųjų turbūt dauguma daro, turim inventorizuoti savo laiką. Tai yra stebėti, ką aš darau su savo laiku, kur jis nuteka, kas vat vagia mano tą laiką. O iš tikrųjų mes tiesiog jį ištaškom patys sąmoningai. Nėra nieko pasaulyje, kas galėtų iš mūsų atimti tas 24 valandas per parą, tik mes patys pasirenkam, kur dedam tą savo laiką. Ir dažniausiai dedam ne ten, kur būtų efektyviausia, produktyviausia, bet kažkokiai veiklai, kuri iš esmės nieko mums naudingo ar neduoda, ar ne? Tai tai laiko inventorizacijai iš tikrųjų irgi galima panaudoti įvairias lenteles. Ir aš netgi turiu, aišku, čia dabar negaliu parodyti, bet galėčiau pasidalinti, yra, kur netgi patys galim susidėlioti, ne, savo lenteles, susirašyti, ar ne, punktais. Miegas, maisto gamyba, valgymas, ten iki smulkmenų, ar ne, ką mes paprastai galėtumėm ir kasdienybėj leidžiam tą savo laiką. Ir tiesiog stebėti ten, pavyzdžiui, kokią savaitę kur ir kiek konkrečiai tiksliai aš tam vat, dalykui plius minus išleidžiu laiko. Geriausia kasdien tai daryti ir pamatysim, kad aš maniau, kad aš pusryčiauju 20 minučių, bet šalia manęs, kai aš pusryčiauju, yra telefonas arba yra mano vaikai, kur aš ten lakstau, pavyzdžiui, pusvalandį vardan vaikų pusryčio ir karts to kartą įkišu savo maistą į burną, ar ne, ir tie pusryčiai užsitęsia 1,5 valandos, pavyzdžiui, ar ne, ir panašiai. Tai ta laiko inventorizacija yra, nu, žiauriai reikalingas dalykas, jeigu tu tikrai nori planuoti savo laiką, tai galima naudoti lenteles, galima dienoraščius, galima programėlės yra tam tikros, ar ne, nežinau, kas kiek, kokius naudoja dalykus, patys įvairiausi būdai, kas kam yra patogiau. Tai tas yra tikrai verta tiesiog gyvenime bent kartą pabandyti suinventorizuoti, kur aš skiriu kam savo laiką dažniausiai. Ir netgi yra išskiriami tokie patys pagrindiniai laiko vagys, kurie dažniausiai pas žmonės pasitaiko. Tai vad galiu jūs jais pasidalinti, pažiūrėsit, gal ir jūs juos turit.
Bet aišku, pas kiekvieną gali būti labai individualus, skirtingai. Tai vienas iš dalykų, tai iš tikrųjų labai universalu, kaip ir sakiau prieš tai, tikslų, konkrečių tikslų arba prioritetų neturėjimas, neišsikėlimas. Tai yra tiesiog nežinojimas, kur tu eini ir ko tu nori, ne iš savo gyvenimo, iš savęs pagaliau. Tai va čia yra dėja, bet laiko vagis. Jeigu mes neturim tikslų, mes tiesiog plūduriuojam kažkur giliai vandenyne. Tai va, tai turėkim labai tikslius ir aiškus planus apčiopamus, ar ne? Kitas laiko vagis, tai yra gaisro gesinimas, taip sakant. Tai reiškia dalykai, kuriuos mes kažkada užmėtėm, nepadarėm, kada reikėjo, ar ne, neskiriam pakankamai tam laiko ir staiga jau dega. Reikia skubiai iki tada ir tada tai padaryti, nes kitaip rezultatai bus labai prasti ar negausim kažkokius tai problemų iškils. Tai vat tada jau yra laiko vagis, kada mes vietoj to, kad galėtumėm kasdienybėje atlikti kažkokius tai suplanuotus rimtus darbus, mes tada jau puolam prisiminę, kad baje, to ir to dar nepadariau. Dar vienas laiko vagis, tai yra, kada tiesiog nėra laiko organizavimo sistemos, jokios, absoliučiai jokios suvokimo, ar ne, kad man reikia apskritai planuoti savo laiką. Vėlgi tas kaip ir tikslų neturėjimas, taip ir laiko organizavimo neturėjimas, jokio plano, ar ne. Tai irgi yra laiko vagis. Taip pat nesugebėjimas deleguoti savo užduočių, tai yra dalintis jomis, kaip ir prieš tai pasakojau, ar ne, kad daug kas nesugeba dalintis savo naminiais darbais ir ne tik naminiais, bet ir darbe, ar ne. Tai vėlgi laiko vagis, dar vienas iš jų tai yra, oi, čia daug kas atsidus, tai yra perfekcionizmas. Aš pati asmeniškai tikrai turėjau šitą problemą, dabar jau labai stengiuosi ir jau man visai neblogai pavyksta išlipti iš to perfekcionizmo. Tai buvau nusivažiavus asmeniškai iki to, kad įsidarbinus per 2 savaitės aš perdegau. Per 2 savaitės. Nors man tas darbas patiko, man labai ten, bet aš tiesiog taip save įkinkiau, aš tiek stengiausi padaryti viską ir tobulai, ir man atrodo, sugrius pasaulis, jeigu aš to nepadarysiu laiku ir taip, kaip aš įsivaizduoju, kad man tiesiog tas perdegimas po 2 savaičių, vos ne depresija baigės. Ir tada ir vyras, aišku, ten be proto nepatenkintas ir vaikai, nes tiesiog esi išsekus, nieko nebenori, nei bendrauti, kaip ragana visa. Ir ten, viskas atrodo tada krenta iš rankų. Tai va tas perfekcionizmas, tai yra baisu, kaip prakeiksmas kažkoks. Tai teko tada jau griebti save už ausų, traukti iš to perfekcionizmo per jėgą. Ir susivokt, kad palauk, tu nesi Dievas, tu visko nepadarysi, pasaulis nesugrius, jeigu kažką ne taip padarysi, gal žmonėm ten kažkas nepatiks, bus ne taip, bet kas yra svarbiau, ar tai yra tavo vidinė ramybė ir pasidžiaugimas, kad tu apskritai kažką padarėjai ir įdėjai kažkokių savo jėgų, ar tai, kad tu privalai visiems įtikti, ne? Čia yra absurdas, tai yra iliuzija paskutinė, kad tu privalai būti tobulas. Taip niekada nebus, visiškai. Taip, kad aš visiems, kurie turi perfekcionizmo problemą, labai linkiu užsidėti tą tokią, nesikeikščiau, sakysiu, dzin kepurėlę. Tai va, ir nuo to tikrai pasaulis nesugrius, patikėkit manim, bet jūs būsit laimingesni nuo to, kad nereikalausit iš savęs būti tobulu. Net jeigu nepadarysit visko ir laiku ir taip, kaip reikia. Tai čia yra siaubingas laiko planavimas, tai yra laiko vagis. Tai va, dar kitas laiko planavimo, tai yra laiko vagis, tai yra vėlgi nesugebėjimas pasakyti ne, taip pat užduočių atidėliojimas,
Kodėl mes tai tą darom? Tai gali būti pačios įvairiausios priežastys. Mums tai gali tiesiog būti neįdomu, gali būti atrodyti per sunku, sudėtinga, gal mes neturim šito išteklių vidinių ar išorinių tam atlikti, ar ne. Um, Galbūt esam pervargę iš tikrųjų ir jau visiškai nebėra motyvacijos dar ir tai daryti. Visada surasim, kur yra malonesnių dalykų, darbų ir taip toliau. Tai tiesiog gaunas, kad užmetam, ne? Ir švaistom savo laiką kažkokiem kitiem dalykam. Taip pat vienas labai svarbus dalykas, kuris vėlgi tampa mūsų laiko gaišatim, tai yra nesugebėjimas naudoti tinkamai pertraukas. Tai yra nesugebėjimas pailsėti. Ką mes dažnai darom, netgi tam pačiam darbe, ar ne, jeigu dirbam arba tiesiog namuose, kai būnam, mes tiesiog darom labai daug klaidų pasirinkdami, kada mes darysim pertraukas, kiek laiko jas darysim ir kam tiksliai mes jas skirsim. Mes įsivaizduojam, kad, va dabar man reikia pailsėti. Tai ką aš vietoj to, kad aš iš tikrųjų atsigulčiau, klausyčiau ramios muzikos, išgerčiau arbatos, pakvėpuočiau grinu oru, tiesiog pasimėgaučiau savim ir atpalaiduočiau savo kūną ir protą, ką mes darom? Bėgam greitai, dar tą patvarkysiu, dar telefoną pažiūrėsiu, dar tą paklausysiu žinias ten per teliką, dar ten nubėgsiu, sušluosiu kažką, dar... Ir taip nuolat kažkur užsisukam beprasmiškose kažkokiose veiklose ir kas vyksta, nei mūsų protas atsipalaiduoja, nei mūsų kūnas ir mes iš esmės tampam nepailsėję, bet dar labiau užtaškę save, savo energiją. Tai kitas laiko vagis, kodėl man vėl tas planavimas įlindęs, tai yra tiesiog netinkamas naudojimasis telefonu. Taip. Čia yra turbūt pagrindinė visų mūsų šiuolaikinių žmonių problema. Tai turbūt kiekvienam nepaslaptis, kad paprasčiausiai yra tiesiog tą telefoną padėti kažkur, jis tegul turi savo vietą, kur jam skirta, o ne nuolat kišeniai, ne prie mūsų, nes visada taip ir kirba kišt ranką į kišenę ar kažkur, ar ne, arba po ranką visada. Tuoj dar pažiūrėsiu, gal čia kažkas ten kažką parašė, gal paskambino, gal reikia atrašyti komentarą, gal reikia patiktuko pažiūrėti, kas padėjo, ar ne, ar dar kažką. Tas nuolatinis buvimas su telefonu yra pats blogiausias dalykas, iš tikrųjų, tai yra priešas mums patiems. Nieko nenutiks, jeigu mes tą pažiūrėsim ir padarysim ar paklausysim po 2 valandų, nebent žinom, kad laukiam kažko skubaus ar nesvarbaus. Bet iš esmės tikrai mums nereikia tiek kontroliuoti to telefono ir to, kas ten vyksta viduje jo. Tiesiog sąmoningai paimam, padedam telefoną į šoną, išsijungiam garsą arba tik vibraciją kažkokią, kad dažnai ten mūsų netrikdytų ar ne, žinotumėm, kad ten kažkas atėjo, bet nebūtina jau ten bėgti skubėti. Panašiai, tai plius minus galima tai, bet gali būti ir dar visokių vyriausių priemonių, kaip su tuo tvarkytis. Ir žinoma, dar vienas labai aktualus laiko vagis, tai yra netvarka. Pas kai kurios žmonės tai yra didžiulė problema. Ir prisimenu, mano draugė sakydavo, sako, o tai kaip tu tvarkais? Sako, išmokyt mane tvarkos. Kaip, sakau, o tai, nežinau, o tai ką reiškia tvarka? Visi daiktai turi savo vietas, ar ne? Tai ką dar daryti? Tiesiog paimi, panaudoji ir padedi. Arba tiesiog viskas turi būti sudėliota, viskas labai aiškiai ir konkrečiai turi savo tvarką. Ne? Daugiau nieko nereikia, atrodo. Ašgi nevaikštau kiekvieną dieną ir ten visko iš pagrindų netvarkau namuose. Visi žaislai, kiekvienam kambarį mes turim po žaislų dėžę, pavyzdžiui, ir mes ten viską staigiai sumetam, kad nereikėtų visko nešti į vieną vaikų kambarį. Ne? Elementari tvarka. Visi žino, kad panaudoja daiktą, padeda ten atgal savo vietą laiku ir tada, kada reikia. Vėlgi tokių dalykų elementarių mes jau mokomės nuo pat mažumės, nesvarbu, kad tas vaikas dar gal net nemoka kalbėti ar ne, ar ten gerai vaikščiot. Bet jau mes po truputėlį tuos dalykus
įnešam į vaiko sąmonę, ne? Kad paskui man nebūtų problemų lakstyti po visus namus ir nuolat tvarkyti viską iš eilės. Žinoma, veidrodžiai ne visada nuvalyti bus, ar ne, ir ten stiklai ar dar kažkas, bet tam skiriam kažkokį laiką, jaučiam, kad daugiau turim. Netgi ir pats kompiuteris, ar ne, kur mes dažnai sėdim galbūt, arba telefonas, jame irgi turi būti tvarka, kad tu nepasimestum tarp tų visų dalykų, kas ten yra. Visi folderiai turi būti, ar ne, su pavadinimais atitinkamais, viskas sudėta į krūveles, ne kažkur blandžiot. Tiesiog, kad tai sutaupytų mum laiką. Viskas būtų aišku ir paprasta, ir kad aš žinočiau, ir kad kiti žinotų, kur kas yra, jeigu, pavyzdžiui, manęs nėra. Kad nebūtų, tai dabar kur mano kojinės, kur mano žaislai, kur mano piniginė, ką dabar daryti, kur surasti tą ar aną. Viskas, visi namai, visi darbuose, irgi visi kolegos turi žinot, kas ir kaip ir kur. Ne? Tai va tokie dalykai pagrindiniai, ką turėtumėm akcentuoti, kur nepasimest. Tikrai svarbiausia turbūt. Labai iš tikrųjų geras sąrašas. Tikiu, kad ir aš klausydamasi tavęs radau, kur dar padėti varnelių ir tikiu, kad ir kiti klausydami įrašo ras, kur tas varneles padėti ir daugiau tokio aiškumo ateis, ar ne? Nes paprastai, kai mes galvojame apie laiko vagis, mes esam linkę kaltinti, labiausiai, ar ne, apkaltinti technologijas. Telefonas, socialinės medijos, ar ne, kas skaito žinias, žinių portalus, taip. Nes tai iš tikrųjų labai įtraukia ir mes prarandam tą laiko nuovoką. Taip? Bet tų laiko vagių mūsų gyvenime yra kur kas daugiau, ar ne? Jo, kai kurių mes dalykų net nesuvokiam, kad tai yra laiko vagis. Tiesiog, kažkokia sąlyga, kuri mums nepatogi atrodo, arba laiką švaistanti, bet neįsisąmonint, kad tai būtent trukdo man gyventi prasmingai. Ar ne? Efektyviai. Ir išbalansuoja netgi, ar ne? Tarkim, kai tu kalbėjai apie gaisrų gesinimą, tai aš dar pagalvoju apie tą emocinį aspektą, ar ne? Kiek tai streso sukelia ir kaip paskui tu jautiesi pavargęs, užgesinęs tą gaisrą ir tiesiog nebegali grįžti prie tų dalykų, kuriuos esi susiplanavęs, ar ne? Tarkim, tas pats pajudėjimas arba sportas, ar ne? O tu sakysi, o jau šiandien tikrai ne. Tai pavargau su tuo gaisru, ar ne? Rytoj. Taip. Ir apie tvarką, netvarką, tiesiog pagalvojau, kaip darbe, tarkim, ar ne, mes sugebam palaikyti tą tvarką, mes žinom tvarką, ar ne, darbe, tarkim, jeigu kažkokį tai daiktą panaudojau, ar ne, nežinau, ten, tarkim, dokumentą, ar ne, arba bylą kažkokią tai, ar dar kažką, mes juk padedam į vietą. O namuose kažkaip išsijungia tas momentas. Ir reiškia, įgūdžius mes turim, taip, tiesiog nepagalvojam, kad tos pačius įgūdžius mes galim taikyti ir asmeniniam gyvenime, ne, ir savo aplinkoje, savo erdvėje. Tikrai taip. Tai ačiū tau labai už tą tokį labai fainą, aiškumo įnešantį laiko vagių sąrašą. Keliaukim toliau ir pakalbėkim šiek tiek su tokia susijusia tema. Gal tai daugiau siesi su telefonais, su technologijom, ar ne, bet iš tikrųjų turbūt prie visko galim pritempti iš to tavo sąrašo. Blaškymas, ar ne, nes tie laiko vagis iš tikrųjų blaško mus. Ne, blaško ir kiti dalykai. Kaip padėti savo mažiau blaškytis? Kaip išlaikyti tą fokusą, ne? Susikoncentravimą į tuos dalykus, kurie mums iš tikrųjų svarbus. Ir dar toks papildomas klausimas, kaip padėti savo vaikam ugdytis tuos įgūdžius, kaip jiem padėti tvarkyti su blaškymusi, kurio šiais laikais, man atrodo, yra gerokai daugiau, negu kad buvo prieš kokius, taip aš galvoju, kaip paauglė buvau, ar ne, prieš 30 metų, 20 metų. Jo, nes yra daug daugiau dirgiklių, kurie mus nuolat jaudina ir kurių mes netgi siekiam sąmoningai, ar ne? Ir čia yra didžiausia problema su vaikais, nes jie tai neturi nei pakankamai sąmoningumo, nei pakankamai valią su tuo susitvarkyti. Tai iš esmės tai yra didžiulė atsakomybė mums pirmiausia suaugusiem tėvam, kad nepalikti tos palaidos balos, o iš tikrųjų sąmoningai su jais susėdus padaryti labai tikslų ir konkretų tą
dienos reviziją, taip sakant, arba irgi planuoti tą laiką kartu su vaikais ir jiem duoti tokius labai aiškius, konkrečius nurodymus, ką reikėtų daryti, kiek reikėtų daryti ir ko nedaryti, ar ne? Tai lygiai taip pat, kaip ir suaugusiems, taip ir vaikams reikia žinoti to savo laiko vagis, ar ne, kas jiem trukdo susitvarkyti tą savo dienotvarkę ir su tuo tvarkytis būtent žinant, kas yra ta problema, ar ne? Tai čia galėčiau įvardinti vėlgi tokį kaip sąrašėlį, ne, irgi tam tikrus punktus, kurie būtent į ką mes turėtumėm atkreipdėmėsi. Tai ne tik tie laiko vagys, kuriuos reikia kontroliuoti ir susėsti ir galvoti, ką dabar su jais darysim, ar ne, bet lygiai taip pat yra labai svarbu, tai yra, pavyzdžiui, planuoti laiką iš anksto išvakarėse. Ką aš rytoj darysiu? Ne tai, kad, vat, kada prisėsiu, sugalvosiu, čia va dabar planiukas, va tuoj sugalvosiu, bet staiga vėl kažkas tave išmuša iš pusiausvyros, ar ne, bet iš anksto geriausia jau nuo pat išvakarių turėti tą planelį, ką aš darysiu rytoj. Aš savo paauglę irgi lygiai taip pat išmokau, nes jinai kažkaip mato mano pavyzdį ir sako, o ir aš noriu, o ir man atspausdink ten tos lapus mėnesio ir aš ten rašysiuos ir dėliosius. Ir matau, jinai irgi ten prisirašius pas save kambarį, prisikabinėjus ten tų lapelių, kada ką daryti. Nors jai, aišku, nereikia tiek to, nes jinai neturi tų veiklų tiek atsakomybių ir panašiai. Bet vat jau jinai turi tą pomėgį, kad vat ir aš kažkaip vat su savim dirbu, kažką darau ar nestengiuosi, jau atsiranda tas sąmoningumas, kad aš turiu gyvenimą ir aš dabar turiu kažką su juo daryti. Tai jau yra labai svarbu, ar ne, suvokimas. Tai va, tai vieną užčiapiau momentą, kad reikia tą planelį geriausia daryti iš anksto, iš dieną prieš, kad aš žinočiau iš anksto, kad atsikėlus aš darysiu tą ir tą. Beje, mano ta paauglė dukra, jinai netgi savo broliui padarius tokį sąrašą, ten su gėlytėm, su viskuo, ir punkteliai, atsikėlęs turi padaryti tą ir tą, tada tą ir tą. Ir čia, vat, sako, kai tu padarysi, uždėk varnelę ir tada bus aišku. Nes aišku, tas maniškis antrasis pagal amžių, jis dabar trečiokas, tai jis yra visiškai netokio sukirpimo žmogus, kaip, tarkim, mano pirmoji dukra. Jis yra visiškai nenorintis prisimti atsakomybių jokių, jam viskas pro vieną ausį eina, pro kitą išeina. Tai vat vyriausiai jinai jaučiasi atsakinga ir sako, tu dabar darysi taip. Ir duoda jam tą sąrašą ir jisai ten maždaug bando pagal jį orientuotis. Tai va, tas planas iš karto sudarytas, iš anksto, iš dienos yra super dalykas, kuris tikrai netaip padeda išsiblaškyti tarptų kažkokių ar ne veiklų. Kas labai svarbu, tai yra nesuplanuoti viso laiko minutę į minutę, nes tikrai atsiras tų blaškytojų, mes nežinom, kiek užtruksim, ką užtruksim, pasimetam tarptų, žiūri, kad čia jau nesuspėsiu vieno, o tau jau reikia pradėti kitą daryti ir taip toliau, ir tas papildomas stresas gaunas, tada imi blaškytis, tai kaip čia dabar man su tuo elgtis, ką daryti, ar ne, ir toks tavo planas tampa priešas tau pačiam. Tai vat ir šitas vėlgi dalykas, momentas pastebėjau, kad daug ką gąsdina, dėl to kiti ir vengia to planavimo, nes įsivaizduoja, kad tai kaip aš čia dabar gyvensiu, dabar va tokioj dėžutė ir kiekvienas mano žingsnis bus suplanuotas. Ne, yra žmonės, kuriem tas iš viso yra tragedija kažkokia, jie mėgsta laisvai gyventi, va iš pašaukimo, iš tokio va įkvėpimo, ar ne? Tas irgi yra gerai, bet tam tikrų momentų tada bent jau reikia įsimesti savo dienotvarkę, ar ne? Tai va, tai neplanuokim viso savo laiko, nes tikrai nepavyks pilnai jo įgyvendinti. Net neturėkim iliuzijos tokios. Reikia turėti tam tikrus laiko buferius, kaip sakau, kad jeigu kažko nesuspėjau, kad yra tam tikras nesuplanuotas laikas, kurį aš panaudosiu tam, ne? Arba atvirkščiai, kad aš greičiau padarysiu kažką ir turėsiu dar laisvą laiko iki to kažko, kad ilgiau pailsėti ar kažką kitą imtis. Tai va, tai tas irgi padeda neišsitaškyti, ar ne?
tie laiko buferiai, tai vadinami. Labai svarbu turėti, nusistatyti savo dienotvarkiai auksinės valandas, kaip vadinam. Tai yra tam tikras laikas dienoj, kada mes turėtumėm sukaupti savo pagrindinį susitelkimą, savo dėmesį, savo energiją būtent svarbiausiams, patiems sunkiausiams darbams, prioritetiniams dalykams, ar ne? Tai yra tas laikas, kurio neturėtų niekas trikdyti, nebent, nežinau, skambina, sako, mama dega mane, gelbė. Ta prasme, tikrai tokie dalykai, kur, tu jų nebegali atidėti. Tai va, tai auksinės valandos turėtų būti nepertraukiamos, nei kažkokiam pertraukėlėm nuolatiniam dažnom, ten kažkokiam fainam ar nefainam, nei kažkokių kitokių svarbių skambučių prieimimui ir panašiai, ar ne. Na, dar, tarkim, dabar mano tai yra dienos prioritetas šitas pokalbis, tai yra mano auksinė valanda, kurią aš skiriu maksimaliai visą savo dėmesį, laiką, energiją būtent tam. Ir tokiu atveju mano telefonai išjungti, mano kambarys užrakintas, kad vaikai nesibrautų ar ten kažkas nevyktų ir panašiai. Tai tiesiog turim turėti tą savo neliečiamą laiką, auksinės valandas, kurios yra, tik tai tiem dalykam. Arba pertraukos, jeigu daromos, jos labai tiksliai paskaičiuotos, kada aš tai darysiu, ką darysiu per jas, kaip aš ilsėsiuos, kaip atsigausiu ir neilgesnės, netrumpesnės. Taip. Tai va, tas irgi padeda sustruktūruoti save labai, nesitaškyti ar ne, arba neleist, kad mus ištaškytų. Kas irgi yra padeda nesitaškymui, tai kai mes panašias veiklas sudedam į vieną krūvą ir darom jas vienu metu, ar ne? Jeigu tvarkom namus, tai paskiriu, tam, pavyzdžiui, šeštadienį kokį arba tam tikrą dienos metą, kada aš siurbiu, valau, ten indus sudėlioju, siūnu, dar kažką, ne? O ne tai, kad vieną dieną biški tą, biški aną, čia ryte biški padarysiu, vėliau padarysiu ir panašiai. Tai geriausia viską taip krūvelėm sudėti, kad irgi nebūtų to blaškymosi per daug. Bet jeigu mes jaučiam, kad mes pavargstam nuo tam tikro tipažo darbų, mes turėtumėm gal tada pamastyti apie tai, kad, pavyzdžiui, fizinę veiklą truputėlį pakeisti su mentalinė, protinė, ar ne, socialinė ir panašiai. Tai tas irgi turėtų būti tai atsižvelgiama. Kas dar yra svarbu, tai žiūrėti savo ritmo, tai yra savo biologijos, ar ne, kaip mes jaučiamės, kad mūsų netaškytų mūsų nuovargis. Tiesiog stebėti savo bioritmą, kaip man yra geriausia, kada geriausia daryti tam tikrus darbus. Nes jeigu aš būsiu pavargus, padarius ten kažkokius darbus, aišku, kad mano dėmesys bus išsitaškęs, man jau norėsis iškart imti telefoną į rankas, arba žiūrėti pro langą, arba plepėti su kažkuo, ar ne. Vėlgi, tas yra labai neteisinga neatsižvelgti į save, į savo ritmą. Vieni yra pelėdos, kiti yra vyturiai, žiūrime tai ar ne, nes tai irgi yra labai svarbu. Kas dar? Tai yra, jeigu mes žinom, kad tam tikrus dalykus reguliariai turim atlikti, tai yra kažkokie darbai, kurie kiekvieną dieną yra atliekami, geriausia, kad tam skirtumėm labai tikslų, aišku, konkretų dienos laiką. Pasiskirtumėm, o ne tai, kad vieną dieną aš tą darysiu ten ryte, kitą dieną vakare, kitą dieną per pietus, kaip gausis, nežinau. Tiesiog turėti labai tokį įdirbį. Aš žinau, kad aš kiekvieną dieną 10 valandą sėsiu prie savo svarbiausių darbų. Tai yra nuo 10 iki 12, pavyzdžiui, bus mano tas auksinis laikas, ar ne? Jeigu aš žinau, kad tai pagal mano fiziologinį ritmą, man yra pats geriausias laikas. Tai dėliotis taip, kad žinau kada, kaip, kur, kad manęs vėlgi netaškytų kažkokie papildomi nenumatyti dalykai, ar ne, labai žinoti savo fiziologiją ir savo darbus. Vėlgi išmokti pasakyti ne, jeigu manęs prašo, mamytė, mamytė, o dabar man reikia tą mamytę, mamytę, tą padaryk, tu ateik pažiūrėk, ten mamytę padaryk, ar ne, ir ten vyras sako, o tai kodėl čia tas nepadaryta, ateik man padėk tą ir taip ir taip.
palaukit. Dabar aš esu užsiėmus ir ateisiu, nu gerai, po 5 minučių. Aišku, jeigu vaikas užsigauna, pavyzdžiui, ir ne, nu tu nepasakysi jam, kad atleisk, aš dabar darau darbą, ateisiu tave paguost po 5 minučių. Ne, faktas, aišku, kad taip nebus. Bet tam tikrais momentais mes tiesiog turim pasverti, ar ne, kas yra svarbiau. Ar tai yra tas darbas, kurį aš tikrai, jeigu aš išsiblaškysiu, man paskui bus sunku grįžti prie jo dėmesiu. Nes vėlgi ten yra tam tikri atlikti tyrimai, kurie rodo, kad grįžti prie darbo, to, kuris tikrai daug reikalauja dėmesio, susikaupimo, jėgų, po išsiblaškymo mums gali užtrukti netgi 15 minučių ar netgi dar daugiau. Tai jeigu aš žinau, kad man tai bus, jeigu aš nueisiu ten kažkur pas kolegą, pas vyrą, pas vaiką, dar kažkur, man vėl teks įsijautinėti į tą, geriau aš sakau, palaukit, ne. Tiesiog sąmoningai pasverti tą laiką, ar man apsimoka dabar save blaškyti. Ir žinoma, neatidėlioti tam tikrų dalykų, nes jie gali tiesiog paskui galiausiai, kaip sakau, degti, ar ne, ir ištaškyti vėlgi visą mūsų dienotvarkę. Tai va, ir dar vienas labai svarbus akcentas, tai yra, kai mes kažkokį darbą darom, labai svarbu žinoti, ką aš jau darysiu po jo. Nes jeigu aš padarau darbą ir einu pailsėti, ar ne, arba ką čia dar nuveikti, tai kas ten, bet jau tu iš karto darydamas žinai, kad nesitaškysi po šito darbo, o eisi ir tavęs laukia va dar tas ir tas. Ir tavęs pertrauka laukia tik tai vat tada. Ir viskas. Taip labai sąmoningai, konkrečiai. Tai vat maždaug taip. Aišku, iš čia galima dar daugiau pasakot, bet neišsiplėsim per daug. Taip, bet tas sąmoningumas pat ir yra ugdomas dalykas, ar ne? Taip, visiškai. Būtent per tai mes ir ugdomės tą sąmoningumą. Žinai, turėjau dar klausimą, kai tu kalbėjai apie inventorizaciją, savo dienos, ar ne, savo savaitės galbūt. Kaip dažnai tu rekomenduotum tą daryti? Nes, tarkim, aš pastebiu pati ant savęs, ar ne, kad jeigu aš pasilieku tą daryti kartą per savaitę, man yra sunku pereiti per visą savaitę, nes tam tikri dalykai arba pasimiršta, arba, žodžiu, savaitė yra per ilgas laikotarpis turbūt inventorizacijai. Reikėtų daryti dažniau. Ką tu rekomenduotum? Aš turiu omeny, kad mes inventorizaciją turim daryti kiekvieną dieną, bent savaitę, kad suprastumėm, kas vyksta su mano laiku. O ne tai, kad aš kas savaitę prisėdu ir čia maždaug paskaičiuoju. Ne, nes čia bus feikas. Mes galim nuskaičiuoti visiškai ne taip. Mes galim netgi tą inventorizaciją darytis vos ne kada tik tai po kiekvieno darbo, ar ne, po kiekvienos veiklos aš, dabar tiek maždaug praleidau, užsižymiu. Netgi turėti su savim tą špargalkę visada su savim, ne, kartu su savo darbo planu kažkokiu, ne, žiūriu, stebiu, ar man iš tikrųjų tiek tas užtruko. O dabar kokie nenumatyti darbai čia manęs buvo padaryti, ar ne, kiek aš ten tam ar anam numuilinau. Tai jo tą daryti reikia ne kas savaitę, bet bent keletą dienų iš eilės. Aš sakyčiau, kad bent savaitę, kaip tu iš pradžių sakė, ne, bent savaitę kiekvieną dieną pasidaryti, nes vieną kartą pasidarius, taip, galbūt ateis viena kita įžvalga, ar ne, bet įpročio tai mes nesuformuosim. Į pokytį savo įpročių, taip, mes į pokytį tai neves, ar ne? Labai geras momentas. Tuomet man labai patiko tavo mintis apie panašių darbų sugrupavimą, ar ne, ir atlikimą, tiesiog paskirimą laiko, galbūt tam tikros savaitės dienos. Tai mes tiesiog pasidarom tuos panašius darbus, vėlgi iš savo patirties. Žinau, kad labai daug energijos pareikalauja, jeigu tu nuolat keiti, ar ne? Dabar padariau vieną tokį darbą, dabar iš kitos temos, tada iš trečios temos, iš ketvirtos temos, ar ne? Nuovargis daug greičiau ateina, nes mes vėl ištaškom tą savo adaptacinę, ar ne, energiją dienos eigoje.
labai geri patarimai, aš iš tikrųjų klausausi tavęs, kaifuoju ir konspektuoju Kaip trumpai, perfekcionistai, tai aš suprantu tave. bet Kodėl tau iš tai patinka? Nes perfekcionistai mėgsta viską tvarkelę, viską daryti, dėlioti, tai vad jiem čia, na, šitą informaciją. saldainiukas, ar ne? Taip. Saldainiukas. Aš gal nepasakyčiau, kad labai perfekcionistiškai tą darau, bet tiesiog man patinka, man kaip mokytojai, aš žinau, kad geriau fiksuojasi, kai tu ne tik tai paklausai, ar ne, nes mums O. atrodo kartais, va, paklausiu, ai, tikrai nepamiršiu, va, koks geras šitas, ar ne, va, tipsas, rekomendacija, nu, tikrai nepamiršiu. Ir Mhm, išslysta per informacijos gausą, ar ne? mhm, mhm. Jeigu mes nepagaunam, neskiriam, kad ir sekundės, ar ne, pasižymėti, pabėga tie dalykai nuo mūsų. Tai Taip. kadangi laiko planavimas aktuali tema tikrai ir man kaip ir mamai, ir dirbančiai mamai, ir kelias veiklas turinčiai mamai, ir mamai auginančiai dukrą, paauglę, man atrodo, kad labai svarbu pačiai suprasti, kaip planuoti tą laiką, ugdytis tos įgūdžius, kad kaip tu ir sakei, vaikas imti pavyzdį. Ne tai, kad aš pasisodinčiau ir sakyčiau, va dabar va darysim va taip, ar ne, kaip tavo paauglė dukra sūnų, ar ne, brolį. Jo. Na, taip, mentoriauja jam. Bet per savo pavyzdį, kad jį matytų, kad, aha, va tai veikia. Taip, Mhm. tai yra naudinga, tai yra į naudą, tai padeda gyvenime, ar ne? Jo. Ir dar vienas momentas, aš irgi sakau, kad diena, rytas, aš paprastai sakau, kad rytas prasideda iš vakaro. Rytas prasideda Mhm. ne ryte, ne, rytas prasideda iš vakaro. Tai va čia irgi ta pati taisyklė galioja, ar ne, laiko planavime, kad mūsų diena prasideda ne ryte, kai mes atsikeliam ir tai ką man čia dabar, ar ne? Nuo ko čia pradėti, ką aš čia šiandien Taip. darau, taip? Bet prasideda iš vakaro, kad aš jau atsikeliu ir aš žinau, ant kokių bėgių aš stoviu, ar ne? Nerenkuosi dar tos bėgius, bet jau žinau, ant kokių bėgių aš šiandien stoviu. Ir jau Ir morališkai, įsitikinėjai psichologiškai, kad va, aš šiandien padarysiu tą ir tą, manęs laukia tas ir tas, ar ne, kaip va, reikia save iš karto iš tikrųjų, va, kaip ir sakai, įstatyti save į taip, veiksmus ir taip. Ir aš paskui. sakyčiau, tas netgi galėtų padėti nerimą valdyti, ar ne, tiem žmonėm, kurie Taip, turi taip, taip. nerimo gyvenime daugiau arba kurie jaučia tą padidėjusi tokį nerimą dėl dabartinės situacijos, ar ne? Visiškai, visiškai Tai čia. to Aš aiškumo dar iš daugiau pat būtų. pradžių mes, kai rinkomės kokią temą pakalbėsim, tai irgi galvoju, kaip tai yra susijęs su stresu ir man tos dvi temos, jos taip man siejasi, nes, nu, jos tiesiog neatskiriamos visiškai. Taip, taip, aišku, mes čia galėtume valandų valandas turbūt, Oi. ar ne, apie tai kalbėtis ir apie tas potėmes, ar ne, į kurias galim išeiti per šitą temą. Bet dar grįžkim prie technikų ir įrankių. Irgi šiek Mhm. tiek užsiminiai susitikimo pradžioje, ar ne, kad yra technikų, yra įrankių, kuriuos mes galim pasitelkti laiko planavimui. Šiek tiek užsiminiai, kad yra ir programėlių, yra lentelių, taip, Taip. kurias galima naudoti. Gal galėtum truputėlį daugiau konkrečiau, vat, būtent apie tai pakalbėti? Mhm. Aš daug neišsiplėsiu, čia iš tikrųjų, kaip ir sakėm, yra tikrai tų programėlių, kas kam patogiausia yra. Vieni mėgsta labai stipriai, struktūruotai viską sudėlioti, labai konkrečiai, ar ne? O, o kitiem norisi to laisvesnio tokio būdo, kaip visą tai suvaldyti tą savo laiką. Tai yra tikrai pačios įvairiausios skirtingos metodikos, bet aš gal paminėsiu tokias pagrindinės nu, tokias aiškiausias galbūt, ar ne, kurios gali tikti vieniem arba kitiem. Tai viena iš tokių metodikų yra ABCD metodas. Skamba mandriai, bet viskas yra labai paprasta. Tai yra susirašius visus savo dienos, tarkim, planus, ar ne, tikslus, uždavinius, mes juos suskirstom, pavyzdžiui, į 4 kategorijas. Tai yra pirma kategorija A, tai yra užduotis, kurias aš privalau padaryti šiandien, be kurių, jeigu aš jų nepadarysiu, manęs tiesiog laukia kažkokie blogos pasiekmes, ar ne, jeigu ne šiandien, tai rytoj ir panašiai. Tai yra tam tikri dalykai, kuriuos aš privalau padaryti. Antram stulpelėje, tarkim, ar ne, antra kategorija, tai turėtų būti tokie darbai, B darbai,
kuriuos mes turime padaryti. Tai reiškia, mes jų neprivalome, bet jeigu padarysim, tai bus tik į naudą ir tą tikrai reikėtų padaryti. Ne? Tai yra antros svarbumo, pagal svarbumą eilės darbai. C kategorijos darbai tai yra tie, kuriuos aš norėčiau padaryti, bet nebūtinai aš juos padarysiu, gal pavyks, gal nepavyks, žiūrėsiu. Būtų puiku, jeigu padaryčiau, bet nieko tokio, jeigu nepadarysiu. Ir yra D svarbos darbai, tai yra ta kategorija darbų, kurių aš iš vis gal net neturėčiau padaryti, nes tai greičiausiai yra arba netgi laiko švaistytojai, arba tiesiog nieko svarbaus, nieko konkretaus ar ne ir panašiai. Tiesiog jie eikvoja mūsų laiką. Tai va yra toks variantas, kada aš tiesiog einu tada per A darbus, padarau bent keletą jų. Geriausia tai yra kaip per dieną tų A svarbos darbų, kad jų būtų nedaugiau 2, pavyzdžiui. Ne? Tada einam prie B svarbos darbų, tai vėlgi nereikėtų ten jų daug pasidaryti, vėlgi gali būti pora darbų. Na ir visas likęs laikas, tarkim, keletą ten dar gali būti C darbų, jeigu matom, kad jie neužima labai daug laiko. Tiesiog neperkraut savęs tais labai svarbiais darbais. Ne? Tai čia toks planas gali būti, planavimo metodas, technika. Dar kitas metodas, kuris irgi labai panašus yra, tiesiog jį kitaip galima apipavidalinti, įvardinti, tai yra pagal svarbumą ir greitumą. Tai šiaip ta metodika, jinai pavaizduota kaip 4 kvadratai, 2 viršuj, 2 apačioj, ir jie yra strėlytės parodytos, ar ne, kur yra kas svarbiausia, tai yra viršuj skubiausi ir svarbiausi darbai, vienas, ar ne, kvadratėlis, ten mes surašom visus darbus, užduotis, kurie yra ir skubus, ir svarbus. Kitas kvadratėlis tai yra kaip čia, svarbus, bet nebūtinai skubus darbai. Ir čia pastebėkim, kad labai daug kas daro klaidą vėlgi, kad labiau linkę žmonės skirti savo laiką skubiem darbam, o ne svarbiem. Bet čia yra klaida. Nes pavyzdys, galbūt ten varva, ar ne, ten kažkas bėga, reikia pataisyti ten kokį kraną, ar ne, bet tavęs laukia, aišku, tai yra pakankamai galbūt svarbus darbas, bet nėra tiek svarbus, kiek, pavyzdžiui, kasdieninis darbas, rašant kokį diplominį darbą, ne? Tu jeigu jo nepadarysi arba paliksi jį pabaigai vakare, kur tu jau būsi nebesusikaupęs, išsitaškęs ir visoks, arba nepadarysi vieną dieną, tau jau jisai kabės kaip akmuo po kaklu, nes žinosi, kad vienos dienos tu tos dalies nepadarei ir jinai kaupės ir tau kyla stresas ir panašiai. Tai svarbiau yra svarbus darbai, negu kad skubus darbai. Tai tai susidėliojam tas kvadratėlius, susirašom darbus, kurie yra svarbus ir skubus, kurie yra svarbus, bet ne tiek skubus, tada skubus, bet ne tiek svarbus, ir tada nei svarbus, nei skubus. Ir tiesiog žinodami pagal tai, mes tada renkamės kurį darbą, ar ne, kada susidaryti, pasidaryti ir panašiai. Tai čia tokie, gal sudėtingesni variantai, ar ne, kaip čia planuotis tą savo laiką. Bet gali būti ir daug paprasčiau, tai yra mini, midi, maxi darbai, darbų planas, ar ne? Ką aš galiu maksimaliai, ką galėčiau padaryti per visą dieną, ką norėčiau, tai yra visi darbai. Tai yra midi planas, kurį aš būtų gerai padaryti, ar ne, bent jau tokį. Ir galiausiai mini planas, kur yra tikrai patys svarbiausi, jau tokie, kur be kurių darbų, aš jausiuos nieko nepadarius, ar ne, arba išvaišiu savo dieną. Tai galim pagal tai irgi dėliotis, ar ne, savo 3 dalių tokį planą. Ir pagal tai rinktis savo laiką.
Pats elementariausias turbūt laiko planavimo metodas tai būtų toks, kad atsikeli ryte arba vakare, geriausia ryte, imi ir savęs paklausi, ką aš galėčiau šiandien padaryti tokio, vat būtent šiandien, vieną vienintelį darbą per šią dieną, kad aš, žinočiau, kuris yra pats svarbiausias, ar ne? Ir jį padaryti. Padarai jį, tada vėl tą patį savęs klausi. Tai koks būtų tas vienintelis darbas, kurį aš galėčiau šiandien padaryti, svarbiausia. Tada atlieki vėl jį. Na ir taip po kiekvieno darbo, bet tai nėra pats geriausias pavyzdys. Bet tiem čia, kurie iš tikrųjų, kuriems sunkiau sekasi planuoti, tai bent jau tokį metodą būtų galima pasiūlyti, ne? Tai Ir aš įsiterpsiu trumpam. Iš tikrųjų, nuo to galbūt galima būtų pradėti, jeigu laiko planavimas skamba taip truputėlį gąsdinančiai, ar ne, kaip koks baubas ir yra toks vidinis iš vidaus atmetimas, tai galbūt nuo to galima būtų pradėti jaukinantis tą laiko planavimą, ar ne? Taip, taip. Jo, nes kitiems tikrai atrodo tai baisu, nemalonu, ne kažkoks tai dirbtinas dalykas. Taip. Ir tada mes esam linkę atidėlioti, nes tai yra per didelis kąsnis apsižioti. Taip, žinoma. Tie, kurie nemėgsta struktūruoti savo laiko, savęs ir visko informacijos, tai tikrai jiem toks variantas, bent jau toks, tai yra, manau, tikrai paimamas. Jo, sukramtomas, ar ne, kasnelis. Aš toks su tokiu žaidimo netgi elementu, sakyčiau, ar ne? Kodėlgi ne? Taip. Taip. Tai tokie pagrindiniai turbūt elementariausi dalykai. Arba tiesiog aš turiu pati asmeniškai, ką aš naudoju, tai tiesiog turiu savo kompiuteryje, turiu ant šaldytuvo, turiu telefonę. Tiesiog atsispausdinus, ar tiesiog turiu Wordo formatu, ar ne, kalendorių mėnesio, ar ten kelių mėnesių. Ir ką aš darau, tai tiesiog susirašau esminius svarbiausius dalykus, kuriuos aš tą dieną privalėsiu padaryti. Išsiryškinu dar, pavyzdžiui, raudonai, kad tikrai neužmiršiu, ką tikrai žinau. Tiesiog, jeigu užmiršiu, bus prastai. Tai tuos susirašau punktelius į kiekvienas dienas, ką aš žinau, kas bus. Ir be to mes turim šeimos planą, nes pas mūsų tiek aš, tiek vyras, mūsų darbai, užimtumas yra labai visoks, nėra tokios labai konkrečios dienotvarkių, nei darbų tokio užčiuopiamumo plano. Tai kai jau mes žinom, kad tikrai kažkas mūsų laukia ten, ar kažkoks darbas, susitikimas, konsultacija, dar kažkas, tai mes iš karto ten pažymim, kad žinotumėm, kad tas žmogus tą dieną turės tą ir tą padaryti, ir mes jau turėsim derintis, kaip vaikus sužiūrėti, kada kas to daryti ir panašiai. Tiesiog šeimyninis tas planas mums labai svarbus, tai į tai irgi galbūt kažkas galėtų atsižvelgti ir pritaikyti savo šitą idėją, nes mūsų asmeniškai, mūsų šeimoje tas planas yra būtinas. Tai va. Ir beje, šalia to kalendoriaus, tarkim, Wordiniam formate, kompiuteryje aš turiu ne tik įsirašiusi kiekvieną dieną, ką aš turėčiau padaryti, bet ir viršuj, šalia to susirašau, ką, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį turiu padaryti. Kiekvieno mėnesio pradžioj, pavyzdžiui, susimokėti už būrelius, ar ne, toks dalykas, kur tu užmirši, bus prastai, aišku, ten vieną kitą dieną tu gali padėlioti, čia nesvarbu, bet tu žinai, kad, tas darbas visada tavęs laukia. Toks kaip priminimas, ar ne? Arba ten dar kažkokie dalykai, kur aš mėnesio eigoj turėčiau pasidaryti. Ten, pavyzdžiui, dabar noriu pasisodinti pomidorus ir paprikas. Tiesiog, kad neužmirščiau, kad skirčiau tam laiko kažkurio metu. Nebūtinai kažkurią konkrečią dieną. Taip pat tokie. Bet čia kiekvienas gali dėliotis, kaip jam patogiausia, kokias idėjas pritaikyti, naudoti spalvas, formas kitokias, ten kūrybiškumo klausimas čia. Tai va. Puikiai. Iš tikrųjų, labai pritariu tau, kad reikalingi tie įrankiai planavimo, kad turi nusimatyti, turi pasižymėti, nes kol tų atsakomybių galbūt gyvenime nėra daug, ar ne,
Tai galbūt ir nėra taip sudėtinga išlaikyti viską galvoje, bet daugėjant atsakomybių pasimiršta tam tikri dalykai. Tai vat kalbėjai apie vaikus, ar ne? Mūsų šeimoje tik tai viena dukra, bet tarkim yra šuo, tai irgi yra atsakomybė. Tie patys, tarkim, vaistai nuo erkių, kas yra aktualu ar ne, nes šiais laikais tų erkių daug, net gyvenant mieste. Tai aš, tarkim, žymiuosi tuos visus dalykus. Darbo knygoje aš naudoju telefone esantį kalendorių, nes man labai faina, kai iššoka tas priminimas, irgi geras dalykas. Kasdieniam tokiem, tiesiog pasidalinsiu, ką dar naudoju, kasdieniam tokiem priminimam, tarkim, pertraukėliam, aš darau, kadangi mano visi darbai yra susijęs su ekranais, tai dėl savo akių darau trumpas pertraukėlės, tokius ir pratimukus, arba tiesiog pažiūriu kažkur tai į tolį, į žalią spalvą. Aš turiu ant stalo pasidėjusi keletą objektų, kurie veikia kaip priminimas, kad aš prisiminčiau tai padaryti. Nes tarp darbų, tarp reikalų gausos, ar ne, pasimiršta tokie dalykai. Ai, nu atrodo, smulkmena, čia tas akis pailsinti, taip? Nu, išgyvensi dieną ir be to. Bet kadangi man tai yra svarbu, nes, na, aš noriu, kad mano akis man tarnautų ilgai, taip, nes tai yra irgi savotiškas darbo įrankis, ar ne, gyvenimo įrankis, tai aš naudoju tokius primintukus. Jo, aš kai kuriem savo klientam irgi sakau, kad jūs galite netgi kažkur čia pasižymėti, ar ne, kažkokį kaip priminimą, ką jums reiškia, kad akcentuoti kažkokius dalykus. Nu, bet kur pasidėti daiktą. Tie patys, kaip ir su Aurelija kalbėjom, ar ne, kad telefonė užsistatyti žadintuvą. Pas manęs lygiai taip pat žadintuvai užstatyti, kada vaikam sūnui būrelis ten tas ir tas, nes jis neprisimena. Tai aš už jį žadintuvą savo užsistatau, nes galbūt jo žadintuvą neužtenka. Būna ir taip, ta prasme, tokie dalykai tikrai galim visur savo žinučių prisidėlioti, prisižymėti, užsižymėti. Jo, ir jie labai palengvina iš tikrųjų tą mūsų kasdienybę, ar ne? Tikrai. Nebereikia visko laikyti savo galvoje, ar ne? Galim nukrauti nuo galvos ir automatiškai tada ir ta mentalinė mūsų sveikata, ar ne, geresnė, ir ta emocinė sveikata mūsų geresnė, ir fizinė, nes viskas susiję. Būtent, nes tas laikymas visko galvoje, jisai daugiausiai ir kelia streso. Taip, visiškai sutinku. Taip. Dar toks klausimas. Mes, kai kalbam apie laiko planavimą, ar ne, na ir šiandien, tarkim, kalbėjom daugiau apie reikalus, ar ne, kažkokius svarbius dalykus, darbus, tos pačius vaikus, ar ne, būreliai, visi kiti dalykai susijęs su vaikais, mokesčiai, ar ne, už būrelių susimokėjimą. O kaip, tarkim, tu žvelgi į laisvalaikio planavimą, į tokių dalykų kaip, tarkim, knygos skaitimas, ar ne, ar tokius dalykus reikia susiplanuoti, poilsio akimirkas, sportas, ar ne, arba aktyvus kažkoks laikas, kai mes pajudam, leidžiam savo pajudėti, malonumo akimirkos, kai mes tiesiog leidžiam savo pasėdėti su puodeliu arbatos, o galbūt pasižiūrėti kažkokį filmą arba serialą. Ar juos reikėtų traukti į planavimą? Žiūrint, priklausomai nuo mūsų pačių, ar ne, kaip mes sugebam tą suvaldyti, galbūt to netgi per daug yra mūsų gyvenime, tai galbūt to ir nereikia per daug kažkaip planuoti sąmoningai specialiai, bet kai kuriem žmonėm, kurie tą užmiršta, kad tai irgi yra prioritetas, jam būtina tai planuoti, būtina. Tie patys, kaip sakau, susiplanuoti pasimatymą su vyru. Susiplanuoti savo išėjimą kažkur su draugiam, susiplanuoti savo masažą, suplanuoti laiką su vaiku, specialiai su būtent tuo vaiku, nes kitas sako, ir aš su tavim noriu atskirai, su kiekvienu atskirai. Visokius tokius dalykus, juos būtina prioritetizuoti, nes jie lygiai taip pat yra svarbus mūsų gyvenime, ne tik, kaip sakau, tuos kalnus nuversti, ten kažkokias karjeras daryti, ar ne? Mes ne tik apie tai esame, mes esame gyvos būtybės, kurioms būtina skirti laiko kokybiško savo poreikiams, savo pomėgiams, hobiui. Hobiui lygiai taip pat mes turim skirti savo laiką.
Ir vėlgi labai dažnai šitą problemą matau, kai vedu seminarus ir kai klausiu, o kaip jums sekas neužmiršti savęs tarp visų tų darbų, kad planas tai yra ne tik apie darbus, bet ir apie pertraukas, apie malonumus, apie kitus prioritetus. Ir dėja, kai kuriem nesiseka tą padaryti ir jiem tenka specialiai priminti ir planuoti tą. Taip, tai yra problema daugam. Ir kai žmogui yra sunku, ar ne, vat kai mes labiau koncentruojamės į darbus, į reikalus, į visas atsakomybės, taip, turbūt verta tą žymėtis labai konkrečiai, ar ne, kad šiandien, tarkim, tokią ir tokią valandą, tiek ir tiek laiko, ar ne, sportuosiu. Nesvarbu, ar, tarkim, ten pasitiesęs namuose jogos kilimėlį, ar važiuosiu į sporto klubą, ar ne. Tokiu ir tokiu metu pasiimsiu knygą, paskaitysiu, ar ne, kad ir 15 minučių. Taip, tiesiog žymėtis pat savo darbotvarkėje. Ne tai, kad turėti tokį tikslą, ar ne, arba norą, kad noriu paskaityti šiandien, ar ne, arba noriu kiekvieną dieną, ar ne, rasti laiko knygai, bet tiesiog visą tai fiksuoti savo dienos plane, ar ne? Taip, žinoma, jeigu mes savo metiniam plane arba kaip čia, visi, ne visi tą turi, aišku, tokį, bet sako, oi, vasarą tai norėčiau slėknėti, ar ne, atrodo ten taip, taip. Tai jeigu tu turi tokį tikslą, vadinasi, tavo tikslų prioritete irgi turėtų tavo kasdieniuose planuose, tarp jų turėtų būti ir šitas momentas, ar ne, kad skirti laiko sportui, sveikai mytybai ir visa kita, bet kaip ir minėjau, labai tiksliai ir konkrečiai. Ir tai turi būti kaip tikslas, o ne tiesiog, ai, nu gal padarysiu. Nu, faktas, kad tada greičiausiai vieną dieną nepadarysi, kitą dieną nepadarysi ir žiūrėk, jau susikaupė kiek dienų, kad to ir nepadarysi. Jo, nereikia irgi čytinti per daug. Net ir tokias. Jo, svarbiausia apgaudinėti savęs, ar ne? Tai noras, jeigu mes norui pritaikom planą, ar ne, tas noras gali virsti tikslu. Ir tada jisai kryptingai, tikslingai gali vesti į tą rezultatą, kurio mums norisi. Taip? Tai mes čia pereinam praktiškai į kitą manifestavimo temą, kur labai daug kas įsivaizduoja, kad aš čia pamedituosiu, pasakysiu aš esu nuostabi, aš esu graži, laiminga, sėkminga, man nukrenta milijonas ir ten esu populiariausia, nuostabiausia ir visokiausia. Ir taip pakartojus 10 dienų iš eilės ir 3 savaitės, aš jau pasieksiu viso to. Manifestuojasi tik tada, kai iš tikrųjų tu imi ir darai. Ir žinai, ką daryti ir kaip daryti. Taip. Tai labai labai ačiū tau už šitą temą. Galbūt mes paklauskime Aurelijos, gal jai kilo kokių klausimų, ar pastebėjimų, ar pasidalinimų. Galbūt norėtų kažko pasidalinti, ką išgirdo. Galbūt kažkas suskambėjo naujai šiandien. Ačiū žodį. Labai buvo jūsų abiejų gera klausytis, kad jūs vieną kitą papildot. Tiesiog gražu buvo. Tai kaip ir su Gintarė esam kalbėję, kad pasikartoti tą baisę ligą, bet kur Gintarė sakė, kad jinai yra išgydoma perfekcionizmas, kurią sirgau ir pradėjau Gintarės pagalbą kitaip žiūrėti. Aišku, iš jūsų viso abiejų pokalbio aš konspektavau. Tai galvoju, kas čia man tokio, kad ne tik atsakomybė, bet ir krūviais dalintis, ne tik darbovietėj, bet ir šeimoje. Aišku, tas išmokti pasakyti ne jau išmokau. Ir kad patiko, reikia lankstumo. Į kiekvieną ne tik tai užsibrėžiau, tai būtinai turiu, kaip sakė jūsų ten dukros draugė, kad tik šeštadieniais kažko negaliu. Tai tas labai patiko, kad lankstumo reikia, ką gali kitai dienai atidėti, o ką čia ir dabar, kad apdovanot, pagirt save už toj dienoj, ką tu gero padarai, kad neištaškyt visos savęs ir dar, žinot, ką nedarydavau, neišnaudodavau pertraukėlių. Jeigu jau atrodo, viskas, jau gyventojų aptarnavime dirbu, nėra žmonių, tai pažiūrėsiu į tolį kažką, bet būtinai turi ateiti, o gal Facebook'e kažką tai perskaitysiu gražaus, įdomaus, pasidalysiu.
tos socialinės medijos tikrai mano didžiausias vagis, nesėdžiu ištisai, bet yra tik laiko trupučiai turiu darbe ir lendu į Facebook. Tai va čia minusas mano. Ką, kad planuoti išvakarėse, kas man to mylimo psichoterapeuto labai patinka, kad jisai sako, para turi 24 valandas. 3x8, 8 valandos darbui, 8 miegui ir seniau jisai sakydavo, sako, mane kitaip interpretuodavo, kad laisvalaikiui. Bet, sako, aš kitaip pasakysiu gyvenimas savo, būtent, ką tu svarbiausių darbų turi padaryti. Ir tas užsirašymas, darbaknygė, kaip aš vadinu, ar darbo kalendorius, tie esminiai svarbiausi dalykai. Ir net tiksliai valandom. Jeigu aš sportuoju antradieniais, ketvirtadieniais 17:30 ir ką aplink aš galiu išsidėlioti. Ta diena aš gal geriau knygą paskaitysiu, bet nebetvarkysiu namų parėjus. Tai vat tas, kad ir metų planavimas, jei tu planuoji Liepos mėnesį atostogas, tai, ir vat ir susidėliojo, ką iki atostogų galiu svarbaus padaryti. Kad labai ir ta darbaknygė, ačiū Gintarei už tai, kad galima dar ir šeimos planą, kažką atsispausinti, ant šaldytuvo pasidėti. Tų tokių labai daug radau, ką nors ir būdavo tų kursų apie laiko planavimą. Bet labai gera buvo jūsų abiejų klausyti. Ačiū, Aurelija. Ačiū labai. Labai tikrai dėkingos už tą atgalinį ryšį ir už tikrai tokių surezonavusių nemažai ar ne punktų paminėjimą. Nes paprastai žmonės, kai paklausia, jie taip stengiasi tik tai, taip greitai kažką trumpai atsakyti, ar ne? Jūs taip tikrai nuoširdžiai pasidalinot, kas atliepė šiandien. Ir šita tema be galo plati, ar ne? Gintarė sakė, kad čia visos dienos praktiškai, ar ne, seminaras galėtų būti. Nes apie kiekvieną punktą būtų galima ten apie delegavimus, apie labai daug ką galima turbūt išplėsti. Bet aš manau, kad kiekvieno specialisto, ar ne, beklausant, mes dar kažką galim atrasti toje temoje, taip? Ir jo labiau, kad mes esam besikeičiančios būtybės, taip, mes augam, ne, keičiasi situacijos mūsų gyvenime, poreikiai keičiasi. Tai beklausydami tos temos vėl ir vėl, mes vėl kažką naujo galim savo atrasti ir prisitaikyti. Ir man atrodo, kad labai svarbus šitas momentas ne tik tai sudalyvauti, ne tik tai teoriškai pasiklausyti, ar ne, bet kažką paimti konkretaus ir pritaikyti per pirmas 24 valandas tam, kad manifestuotųsi, ar ne, Gintarė labai gražiai pabaigoje paminėjo tą žodį, tai aš pasiskolinsiu, manifestuotųsi tas norimas rezultatas, ar ne, tas pokytis, nes tai suteikia pasitenkinimą, ar ne, kai mes jaučiam, kad mes keičiamės, mes augam, mes kažkur gerėjam, ar ne, kažką vis geriau atliekam. Ne tobulai, ne apie tobulumą, ar ne, bet apie tai, kad man pavyksta efektyviau. Taip? Taip. Tai va to ir palinkėsiu savo, palinkėsiu ir Aurelijai, ir visiems kitiems, kurie klausys šito įrašo. Ir man palinkėk, nes aš irgi žinau, ir tau, bet tu kaip specialistė, man atrodo, kad tu viską sugebi puikiai. Aš tikiu, kad yra iliuzija. Nes aš trumpai dar irgi pasidalinsiu. Kartais seminarus kokius nors vedi, ten metai, keli. Ir tą patį atrodo, aš šneki ir būna toksai cinkt. Palauk, bet tai iš tikrųjų. Ir toks susijungia, ar ne? Jo, kad kartais būna, kad tu kalbi, bet tik tai teorija tarsi. Kažkaip nepaliečia tavęs. Ir paskui galvoju, taigi ko man trūko, kažkurioj srity galbūt, ar ne, kažką daryti tokio mažo. Ir kuris ten gali tave išgelbėti nuo kažkokio streso, ar ne, ar dar kažko, kur tau tik sėkmės to betrūko. Ir tikrai čia tai, kad tu esi ten kažkoks salės specialistas, tai visiškai nereiškia, kad tu esi tobulas ir viską žinai šitai srity ir tikrai viską tą patį darai taip, kaip reikia. Ne. Čia yra žinoti ir mokėti, ar ne, arba žinoti ir daryti yra skirtingi dalykai. Taip, tikrai taip. Taip.
Tai pritaikykim tai, kas mum šiandien labiausiai atliepia, surezonavo, galbūt va tas aha momentas, ar ne? Gal tai yra labai labai nedidelis dalykas, ar ne, kurį mes išgirdom, bet galbūt jį pritaikiusios, taikė ar ne bendrai, mes pajusim didelį pokytį. Ar ne? Tiek kaip mes planuojam laiką, tiek savo savijautoje, tiek gebėjime save paglostyti, pagirti ar ne už dieną, pasidžiaugti galų gale savo dieną ir rezultatuose, į kuriuos tikslingai, kryptingai einam. Taip, taip, taip. Pamatyti, kiek tai realiai veikia mum, kiek tai naudos duoda ir paskatinti tą toliau daryti. Tai labai labai ačiū tau, Gintarė, už tai, kad taip išsamei, labai racionaliai, labai taip logiškai sudėliojai tuos esminius dalykus. Kiek supratau, kaip supratau, ar ne, mes čia galėtume dar nemažai tų temų padaryti, nemažai tų pokalbių padaryti įvairiom temom susijusiom ir mažiau susijusiom su laiko planavimu. Per laiko planavimą man taip atėjo tokios įžvalgos, kad mes mokomės daug daugiau negu planuoti laiką, mes mokomės gryninti savo prioritetus, ar ne, taip pat. Tai irgi labai svarbus įgūdis gyvenime. Tai dar kartą labai tau ačiū už tavo laiką, už tavo žinias, už tavo dalinimąsi, už tą gausą, kurią mes šiandien gavom draugė su Aurelija ir tikiu, kad visi klausantis taip pat gaus. Ir galbūt iki kitų kartų. Ačiū tau, Inga, labai buvo smagu dalintis man visada. Tai tikrai sėkmės visom, kurios klauso ir visiems. Ir duok Dieve, tai kažkam nusės kaip auksinės mintis ir praktika. Tai ačiū ir iki. Iki. Ačiū ir iki. Iki.